klausimas yra tik tais dėl kaip pradėti nuo vidurio darbo. Jūs norite, kad va šitas darbas 18 jau prasidėtų dar nepasibaigus. Tai va tam tikslui dvigubas paspaudimas būtent ant rodiklėlės. Ant rodiklėlės yra legas. Legas su pliusu reiškia vėlinimą, o legas su minusu reiškia ankstinimą. Tai jeigu aš padarau, pavyzdžiui, 2 dienas į minusą, tai aš pankstinu tą darbą. Matot? Pankstinau. Bet aš galiu su dienom nežaisti ir galiu pasakyti minus 50%. Tai yra, kai prieš tai esantis darbas jau bus, reiškia, 50% įvykęs, 50% įvykęs, aš galiu pradėti po to esantį darbą. Būtent su legais. Dabar, kai bus labai daug rodiklių, pataikyti į rodiklį faktiškai bus nebeįmanoma. Tai dėl to yra paprastesnis būdas dėlioti legus. Yra dešinių klavišų ant Ganto diagramos šou splitą, išsikvečia apatinį langą ir apatiniam langė yra filtras predecessor ir successor. Kairiai pusėje rodo predecessorių, dešiniai pusėje rodo successorių. Būtent va šito darbo, ant kurio aš esu atsistojęs. Dabar stoviu ant šito darbo ir aš matau, kad reiškia jam prieš tai yra nubraižyti pirmo cecho planą, o po to yra suderinti planą su įmonės vadovais, reiškia šitas. Ir va šitoj vietoj yra legas. Ir vat būtent aš galiu rankiniu būdu va čia įrašyti, pavyzdžiui, minus 3 dienos. Ir paspausti OK. Na va. Ir va šitoj vietoj aš reguliuoju. Jeigu tas pirmas darbas prasitęs, tai tas lagas irgi tos 3 dienos paliks, neišnyks. Matai, matot, 3 dienos visą laiką jos lieka. Ir jeigu šitas pirmas darbas labai smarkiai vėlos, tai bus taip. Bet jeigu aš parašysiu procentais, tai jisai skaičiuos kiekvieną sykį nuo pailgėjimo ir visą laiką apskaičiuos pusę. Dabar, sakysim, matot, tarpas nėra toksai didelis, bet jeigu šitas darbas, matosi, jis visą laiką pusę ima. O matot, kai jis paima pusę, netgi jisai baigėsi anksčiau, negu baigėsi šitas darbas. Tai čia su procentais yra. O kai yra dienos, tai yra labai fiksuota. Nesvarbu, kiek jis pailgės ar sutrumpės, dienų vis tiek jisai... Procentais reiškia biškį neteisingai. Čia priklauso nuo situacijos, kokioj situacijai tai... Jeigu betono džiuvimas, tai neteisinga, o jeigu pusė dokumentacijos, jeigu pusė dokumentacijos parengta, tai galbūt teisinga. Tai sakysim, toks čia jau reikia pasirinkti pagal situaciją, bet tiesiog atkreipti dėmesį, kad procentai skaičiuojasi nuo kiekvienas iki pasikeitusios trukmės, ne nuo likučio. Tai mes prisimenam, finish to startai vienas po kito, start to startai prasideda tuo pačiu metu, bet baigėsi skirtingai, finish to finish baigėsi vienodai ir sakėm, kad šitas yra nenaudojama. Tai čia yra tie 3 pavaizduoti būdai. Tai pirmas būdas, jeigu lygiagrečiai reikia jungti, tai pats patogiausias yra pasižymėti ir spausti sąvaržėlę, o šita sąvaržėlė reiškia panaikinti. Antras būdas, matyt, buvo dėlioti predecessoriaus ir successoriaus stulpelius skaičiukus. Ir trečias būdas yra išsikviesti split langą ir nurodyti predecessor, successor filtrą, kad būtų. Ryšius mes dėliojame 2 etapais. Pirmas etapas tai yra suglaudžiam projektą, paimam vieną dalį, išsiskleidžiam tą dalį ir sudėliojame darbų paketų viduje. Ir antras žingsnis, kai mes jau turime vieną darbų paketą, turime antrą darbų paketą, jau dėliojame ryšius tarp pačių paketų. Tai dabar irgi pažiūrėsime, kaip atrodytų tas dalykas Viva Alex. Aš darysiu kitą pavyzdį. Šitame pavyzdyje sustambinsiu iki mėnesių, tegu būna, kad tai aiškiau matytųsi. Dabar projekto vadovas jau padarė pirmą etapą. Jisai, reiškia, sudėliojo ryšius visuose mažuose paketuose. Visuose mažuose paketuose sudėliojo ryšius. Ir tada antras žingsnis jau yra jungti
jungti darbų paketą su kitu darbų paketu. Ir vėlgi, didžioji dalis darbų jungsis nuoseklių ryšių. Tai yra, kad tik tai padarius, pavyzdžiui, šitą paketą, aš galiu pradėti daryti šitą paketą. Ir tada pats paprasčiausias sujungimo būdas yra pirmo paketo pabaiga, jungiame su antro paketo pradžia. Ir paspaudžiame sąvaržėlę. Ir tokiu būdu pradeda lipdytis mūsų projekto planas. Bet gali būti tokia situacija, kad nebūtinai tik tai pasibaigus jau turi prasidėti. Ir galbūt yra čia darbas, kuriam pasibaigus mes jau galime pradėti šitą darbų paketą. Tai tada pažymim tą darbą, pažymime reiškia antro paketo pradžią ir paspaudžiam sąvaržėlę. Ir tada reiškia gaunas grandinėlė tokia, kad pabaigus tą darbą mes jau galim pradėti šitą paketą daryti, o čia toliau eina reiškia tie likę darbai. Na ir reiškia ir analogiškai čia. Jeigu mes matome, kad yra kažkieno tai pabaiga su kažkieno tai pradžia, gali būti toksai variantas, o gali būti ir kitoks variantas, kad pavyzdžiui gamybos pradžia susijusi su keliais dalykais. Tiek su operatorių mokymais, tiek su HOMAG pradžia. Gali būti toksai variantas. Ir tų variantų čia galės būti labai įvairių, bet esmė tokia, kai mes turime mažas dalis jau išsprendę, tai sujunginėti ryšius tarp tų mažų dalių yra žymiai paprasčiau, negu vienu kartu iš karto galvoti, kaip sujungti ir dar iš šito, pavyzdžiui, darbo į kokius kitus darbus nuvesti. Ir tada gaunasi chaosas. Tai du etapai. Pirmas – mažos grandinėlės. Antras etapas – sujungiame grandinėlės tarpusavį arba nuosekliai, arba lygiagrečiai, arba iš konkretaus darbo į kažkokios grandinėlės. Gerai, einam toliau.